Iki noriu parodyti terasą, kaip atrodo po 5 metų naudojimuose. Buvo montuotos akmens masės plytelės ir šono apdailai buvo naudota mediena. Tai va žiūrėkit, kaip atrodo mediena ir plytelės po 5 metų. Tai va galit pamatyti labai didžiulį skirtumą. Žiūrėkit, plytelės, kai buvo sudėtos, taip ir sudėtos ir stovi. Nei išsivaikščio siūlės, nei plytelės išsikraipė, nei nieks. Bet žiūrėkit, kas atsitiko su medžiu. Tai va, per 5 metus medis atrodo va taip va. Išsikraipė visas, sutrukinėjo, jau vietom net ir pradėjo pūt, jau net ir buvo darytas čia remontas. Tai va, žiūrėkit, skirtumas po 5 metų medienos, kaip atrodo medis, va kaip matot, ir kaip atrodo plytelis. Tai va tokį va skirtumą mes iš tikrųjų matom po vienodo laiko. Kodėl buvo naudotas medis? Todėl, kad buvo naudota medinė pastogė, viskas buvo daryta irgi iš medžių ir kad išlaikyti tą pačią visumą. Tai vat, kaip matot, yra medinė stoginė. Tai vat buvo pasirinktas ir medis tam tai pačiai apdailai, pačių tų terasų šonų. Bet medis iš tikrųjų po 5 metų atrodo, nelabai gerai. Ir vaizdas medžio iš tikrųjų mūsų netenkina. Nes, kaip matot, jis atrodo va taip. Tai va toks yra skirtumas tarp medžio ir plytelių.